Vienas. Taip. Čia Du ir policija. 5 vienetai. Čia policijos numeris. Ne policijos, čia taksi numeris. Taksi, o tai čia jūs iškvietė taksi. Ne, čia aš jums daviau numerį, kad jūs įsikviestumėte taksi. Kai Remigutė parvežtų. Pone, jūs įsikvieskite taksi ir važiuokite į degalinę. Tai benzinų užpilti, čia suprantu. Benzino, aš jums sakau, nuvažiuokite į degalinę, tada paskambinkit man. Supratau. Aš jau viskas neturiu kantrybės, man darbo laikas baigėsi. Aš čia sėdžiu dėl Remigijaus po darbo valandų pasilikęs. Jėzus, aš atsilyginsiu jums policininkas pavadinti. Man nereikia nieko atlyginti, ponė. Jūs atlyginkite tą žalą nukentėjusiam asmeniui ir viskas. Priruošiau visą maišą jums visko. Dešrų rūkyti, medus rimtas. Visko. 6 bilietus teleloto priruošiau. Man nereikia tų jūsų teleloto bilietų, sakau. Jūs dabar įsikvieskite taksi. Čia, žinokit, gali būti laimingi bilietai, žinokit. Man nereikia jūsų bilietų, sakau. Jūs įsikvieskite taksi. Pasiimkite 500 litų ir vykite į degalinę. Aš, žinokit, beveik visada laimiu. Tai eilutė, tai kam bus laimiu. Tai gerai, ponė, aš jums sakau, jūs pasiimkite 500 litų, įsikvieskite taksi ir vykite. Ir vykite. Iki artimiausios degalinės nuvažiuokite ir paskambinkite man, aš pasakysiu, ką jums reikia nupirkti. Čia aš kai iškviesiu taksi, tada aš jam paduosiu jūs, kad pašnekėtų. Gerai. Sakysiu, kad komisaras nori pašnekėti. Ne, jūs sakykite, kad sakykite, mano anūkas nori pašnekėti. Aš, žinokit, geriau sakysiu komisaras dėl to, kad mes saugiau bus senai. Aš senai taksistai dabar per žinias pamačiau, kad labai taksistai pavojingi. Klausykit, ponė, jūs sakykite, mano anūkas nori pakalbėti, nes jūs sakysite komisaras, pas jūs klausinės, kas yra, jūs prasitarsite, o paskui man reikės netekti darbo. Čia aš sakysiu, kad jūs anūkas mano komisaras. Aš sakau, jūs sakykite, kad mano anūkas nori pakalbėti. Sakyt, kad jūsų anūkas nori pakalbėti. Dieve, aš žinau. Tai va, dabar paimkite. Galėtumėt duoti Remigutį man truputį šnektelti. Dabar Remigutis yra kameroj uždarytas. Oi, Jėzus, išleiskite, tvarkai. Tai va, kaip jūs nuvyksite iki degalinės, aš šitą ir išleisiu. Mano vienas vaikas, daugiau neturiu, nė vieno neturiu. Paleiskite, komisarė. Taip, klausau, padarysiu viską, tik sakykit. Padėkit Remigučiui, oi, Jėzus, oi. Klausykit jūs manęs. Taip, klausau. Kad jūs čia dabar verkėt ir jūs laiką gaišinat, tai Remigutis neišeis. Jūs po kol čia man verkėt į ragelį prisikinėjat, tai jūs jau galėjot nuvykti iki tos degalinės. Su pradeliu. Aš jau bijau pradeliu. Klausykite jūs. Aš sakau, kad jūs čia verkėte ir man prisikinėjate, tai jūs Remigučiui nepadėsit. Jeigu jūs kuo greičiau nuvyksit iki degalinės. Pradelis man žadėjo. Žadėjau padėti, bet nepadeda. Žadėjau tą. Nepertraukinėkit manęs. Duokit man išsakyti viską. Atsiprašau, komisarė. Atsiprašau. Klausykite dabar. Dabar jūs įsikviečiat taksi, nuvažiuojat iki degalinės, paskambinat man. Taip. Aš pasakysiu, ką jums reikia nupirkti ir tada duosiu su Remigijum pakalbėti. Gerai, tada aš dabar einu įsikviesiu. Kvieskite taksi ir paskambinkit man, pasakysit, už kiek laiko taksi atvažiuos. Gerai, būtinai tada. Ačiū. Taip, laukiu skambučio. Gerai, komisarė. Ar jūs dar pabūsite, išleiskite Remigų. Aš sakau, laukiu jūsų skambučio, kol paskambinsit, pasakysit, už kiek laiko taksi atvažiuos. Ar tikrai jį paleisite šiandien? Jeigu atlyginsit žalą, sakiau, paleisiu, tai paleisiu viską. Atlyginsiu iš karto. Tai
Skambinkit taksi, kvieskit ir paskambinkit, pasakysit, už kiek laiko atvažiuos. Gerai, gerai, tuoj pat.